Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatyta ES parama pasiekė ne tik mūsų ūkininkus, kurie įsigyja naujausio žemės ūkio technikos, šiandien drąsiai konkuruoja su kitais bendrijos žemdirbiais. Programa numato tolygų ir visapusišką kaimo vystymą, todėl nemažai dėmesio skirta kaimo gyventojų užimtumui ne žemės ūkio sektoriuje skatinti, o viena populiariausių priemonių įgyvendinant šio laikotarpio kaimo plėtros programą buvo skirta būtent verslo kūrimui ir plėtrai. Ekonominių veiklų sąrašas, kuris gali būti remiamas, yra išties labai ilgas. Mes palikome, rašydami programą ir gyvenimo taisyklės, tikrai labai plačią laisvę pačiam pareiškėjui įvertinti savo vietovę, ko joje trūksta, kokių paslaugų, kokių veiklų trūksta ir pasirinkti kiekvienam priimtiną verslą. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje numatytą paramą verslo kūrimui ir plėtrai pasinaudoję verslesni kaimo vietovių gyventojai galėjo pradėti naujus verslus, o jau dirbantys smulkūs kaimo verslininkai turėjo progą išplėsti gamybos ar teikiamų paslaugų apimtis. Kadangi norinčių pasinaudoti šią paramą netrūko, dažniausiai parama buvo skiriama projektams numatantiems naujų darbo vietų kūrimą. Priemonė parama verslo kūrimui ir plėtrai yra skirta verslumo iniciatyvų kaime atsiradimui ir jų vystymuisi, ypatingai akcentuojant jaunimo, taip pat moterų užimtumą kaime. Tiems, kurie nespėjo ar vėliau sugalvojo pasinaudoti paramą, ši galimybė taip pat išliks ateityje. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje verslo kūrimui ir plėtrai numatyta skirti per 407 milijonus litų paramos. Šiuo metu pareiškėjams patvirtinta daugiau nei 360 milijonų litų šios paramos, o 136 milijonai litų jau išmokėti.